Klaustukį. Irklų imitacija. Ne, šitaip nereikės daryti. Irkluoti reikės. Šitaip irgi neplaukiama, čia mes. O, blemba, visai nieko. O jeigu tiesiai? Pasakyk žemę tiesiai. Nėra blogai. Nėra blogai. O jeigu va taip pat uždėjęs rankas pasuktai. Šiek tiek, sakykim, nėra taip jau lengva, bet... Nieka, po truputį atsileis. Atsileis. Sprandą, o svarbiausia, jisai įsitemp. Tik jisai įsitemp, kad... Oi, gerai, Bartė. Gerai tempė. Gerai tempė. Gerai tempė. Nu. Bėgimuką. Bėgimuką. Praktiškai prabėgau 3 ratus. Ja? Nu. Gerai. Jo, aš vėl didesnį ratą bėgu. Didesnį ratą? Aš teisingai. Aš mažesnį, tu didesnį. Aš nemoku, blemba. Kaip plaukime lygiai taip pat irgi. Kokie kilometrai tokie? Didesnį. Jo. Ai, žinok, atranda čia tą apšilimą. Eik, čia kosmosas čia. Vakar 3,8, šiandien kiam 8, viskas. Nu. Tai Jurbarke. Išlipam Jurbarke. Nu gerai. Pusrytukai. Pavalgom. Praėjom pro Ariogalą, kol dar visi. Tai va, kolega. Rytas, 7 diena. Aha. Teisingai. Nuplaukėm 111 kilometrų. Kažkas to. Kažkas tokio. Ryto aptarimas. Atvirai, tai nelengvas rytas, tikrai. Nelengvas rytas. Saulė dar neišlindo. Jaučiasi tikrai skausmų. Pas mane rankas didesnis. Nu, ta prasme, dešinė už kairę žymiai didesnis. Žymiai. Pas mane irgi toks didesnis, dar kažkas čia rankos, tai baisios. Sutinė. Pečiai verkia. Bet čia apšilsim. Padarėm mankštą biškį geriau. Turim planą, ką padaryti šiandien? Finišuoti? Turim planą pabaigti šitą savo kelionę, nuotykį, misiją, nežinau. Nežinom dar kaip pavadinsim čia. Čia dar pavadinimą reikės įdėti. Kai video žiūrėsim, įdėsim pavadinimą. Įtariu jų bus daug. Kaip ir baidarių pavadinimai vakar buvo. Strėlė, ten panda. Ožka buvo. Ožka buvo irgi. Boltas ožka. Vienu metu buvo tokia ožka, kad niekaip nesisuka į kairę. Pas mane tai ne vis laik panda, taip va, išvaro per dubysą zigzagais, kai duoda kur nors, jau tokia... Man tai vakar buvo užkliušus. Nevėkšla tokia. Tik srovės. Vienu žodžiu. Šiandien planuojam ramiai, nepersistengiant, užbaigti savo kelionę. Tikėkimės taip ir bus. Net šokoladą pasilikom. Net pergalę pasilikom. Pergalę šokoladą pasilikom. Pasilikom Nemunui. Nemunui, taip. Tai va.
Apsitvarkom, Jo, išgai pabaigiam gerti arbatą, kavą. pabaigiam kavikę ir Ir batikę. bazuojamės ir... Pirmyn. Nu ką, kolega, tempime? Tempime. Ar jūs suprantat, kad mes čia greičiausiai leidžiam paskutinį rytą iš mūsų kelionės 7 rytą, jo? 7 rytą. Taip. 7 rytą. Dėja, bet taip. Ar ne dėja? Nu, nežinom, ar dėja ar ne, bet vienos pusės labai smagu, iš kitos pusės irgi smagu. Iš abiejų pusių smagu. Tikrai buvo geras. Yra geras nuotykis. Yra geras nuotykis, nes tas nuotykis dar nesibaigė, dar paskutinis rytas. Dar, kaip sakant, dar... O, pati šiandien plaukiu, įsivaizduoji, ir plot nereiks. Kur tavo irklas? Mano irklas yra mano irklas. Raudonas? Raudonas. Kodėl būtų? Yra. Viskas gerai. Saca lelė, saca, eik paglostyk savo valtelę, kad jinai tau tarnauja. O vakar ožka mano buvo. O šiandien kas? Šiandien Pas mane tai jinai panda buvo žalioji. Panda ir liks. nežinai šiandien. Žinau, Galais kaip strėlė. viskas sukrauta panašiai. Eis panašiai. Tai ką, kokie mums palinkėjimai ryte? Kad nebūtų prie vėjo į kaktą, kaip sakoma. Vėjo į kaktą, Kad nepapultume ant audrų. audrų. Ir kad pasiekus Nemuną, kad pavyktų pasiekti Nemuną ir pasiekus Nemuną šviesti saulę. Nemunas. Mūsų šiandien tikslas Nemunas. Kolega, važiuojam. Nevažiuojam, visą šito važiuojam. Plaukiam į Nemuną. Nu ką, įplaukiam į Ariogalos žemsiurbę. Koks grožis mūsų krašte. Fantastika. Kolega, gražus mūsų kraštas. Labai gražus. Didžiausias tvenkinys tai kelionė. Nu taip. Šioj kelionėj didžiausias. Pasirodo pas mus plačiausia dubysa yra. Tikrai taip. Plačiausia yra mūsų krašte. Kur reik plaukt dabar? Kur plauksit, ten išplauksit. Tai varom kairiau.
Pats naujausias mūsų tiltas sutiktas, kolega. Jo. Ir jis yra Ariogaloje. Aha. Puiki garso izoliacija. Super, matai kaip čia viskas pasikeitė. Kolega, priplaukėm savo kraštą, savo maudymosi vietą, savo nuostabų slėnį. Matosi netgi bažnyčia štai kur. Bet mes dar nestojam. Taip mes nestojam. Plaukiam toliau. Dar turim daug kilometrų. Tikrai taip. Bet mes į finišą. Nu ką, tai mes randamės Butkiškės paplūdimy, jo. Taip, labai fainas, iš tikrųjų paplūdimys. Faina. Nežinom, kiek yra tų kilometrų likusių, bet pagal šito stendo... Plaukiant upė žemyn iki Nemuno, nuo čia yra tik 15 kilometrų. Tai mes tuoj pat patikrinsim, ar tikrai taip yra, kaip mes matom parašyta. Ir sėdam į valtis. Ir tęsiam kelionę. Ir- Jau šitas užrašas mus labai nudžiugino ir mes galvojam, kad jau gal tikrai pagaliau. Žiūrim, plaukiam, laukiat žinių. Te.
tai pasitaiko. Kolega, ką jūs ten veikiat? Sakykit. Aš trumpesnį kelią pasirinkau. Ar tikrai? Aš dar jūsų nematau, žinok. Aš jau šiek tiek jumis matau. Oi. Nu, bet taip. Aš tiesiog pasiilgau pirmų dienų, žinokit. Ai, jums faina. Aš suprantu, kad artėjom prie finišo, aš negaliu, man reikia prisiminti, biškį. Nostalgija. Emocijas atgaivinti. Ai, supratau. Bet atsigavote, ne? Fu. Jo, bet dabar reikės atsipūst, biškį. Kodėl taip manas? Negaliu. Nu, bet nieko. Atsigausit. Atsipūskit, vandens atsigerkit. Gyva, man net neplaukiu, va, palent srovės stovi nieko, vėl vietą. O, dubys. Nu, jūsgi žolėse, nu. Tai bet tai aš dubysai, ne žolėse. Dubysai. Bet jūs pirmą dieną irgi dubysai buvot. Nuplaukit 8 kilometrus. Pirmą dieną tiesiog kliūtis buvo, čia nėra jokių kliūčių. Aš kaip matau, yra šiek tiek. Va, nesiekiu net su ranka, dugną, tai įsivaizduojat ir vis tiek stovi vidury. Augmenija tiršta. Nežinau. Nu, kur čia plauksi? Kur čia? Kur? Kas čia? Į Nemuną kur daugiau. Jo? Gal ten bent jau bus normali srovė, tai varysim iki Jurbar. Dar taip įdomiai čia iki to Nemuno. Tada sužvejosiu aš jums kokį karšį. Tiesiog. Kaip ir Čekiškė stotelė. Kažkas panašaus. Ne toj pusėj dubysis. Čekiškė, nu. Anoj pusėj. Čekiškė anoj. O Nemunas anoj pusėj. Ten. Ką, kolega, lietučio sulaukėm. Sulaukiam, Neturėjom bet gražiai lyja. šiandien. Bet gražiai lyja, labai taip lygiai. Kažkaip taip. Nu, garelis kaip, tau, ne? Planai. Ką tik praskrido. Ne.
ką, senasis Seredžiaus tiltas. Ojetą. Varom Arnai. Liko visai nedaug. Metrai, Liko metrai, jau nėra net kilometro ir dar iššūkis va čia kažkokie akmenukai, tai baigiam video. Nu ką, pabaiga už kelių šimtų metrų. Arnas nulėkė iki parduotuvės greitai. Tai va, tai tiltas. Štai matosi Nemunas. Liko visai nedaug. Visiškai kelios akimirkos. Praktiškai pergalė. Prie pat Nemuno. Gražuoliai. Atoli Nemunas. Pasakyti, jeigu pamatysi Nemuną. Septynios dienos. Ką, pabandom kanalą? Pabandom Nemuną.
Mūsų kelionės tikslas. Eina savo. Fantastika. Fantastika, brangieji. 7 dienos. 7 dienos. Ką, brangieji? Kelionė kaip ir praktiškai baigta. Nemunas. Štai čia Dubysa įteka. Įplaukėm į Nemuną. Kažkas nerealaus, kažkas fantastiška. Kosmosas. Nu ką, Mes Nemune! Mes Nemune! pažiūrėkit. Mes Nemune! Mes įplaukėm į Nemuną. Visur vanduo. Mes įplaukėm į Nemuną. Mes 7 dienos. 7 dienos, apie 150 kilometrų. Užbaigiam su saulė, dabar vėl lietus Vėl ateina, lietus. bet nuotaika tai. Bet jau gali lyt! Oi, nu ką, pagaliau. Taip. Finiš. Sunki buvo, varginanti, bet po to pačiu daug labai nuotykių. Prasminga kelionė, sakyčiau. Daug vaizdų gražių ir tikrai Prasminga. labai prasminga. Labai prasminga. Ačiū visiems, kurie stebėjo. Taip, ačiū, kad palaikėt visi, kad sekėt, kad gerus žodžius siuntėt. Įdėsim filmą į YouTube kažkada. Jo, bandysim viską sudėti, nes nebuvo ryšio, šiaip dažnai negalėjom pasidalinti, tai bandysim viską sudėti krūvą ir kažkaip parodyti jums, kaip mes keliavom tas 7 dienas. Taip. Nu ką, iki kitų kelionių. Čiau.